Ką šiandien deginsim ant laužo? Aš rašiau Putinui laišką, aš galiu Putinui paskambinti ir tikrai skaito ir tikrai... Atsižvelgia į paprastą žmogus nuomonę. Jo, visada. Štai jaunuolis Ugnius Gintautas. Tuo metu, kai visas pasaulis stebi ukrainiečių smūgius Maskvai, jis pasakoja savo burbulo pasauliui, kad niekas toje Maskvoje nedega. Tiksliau užduoda klausimą. Važiavau į Maskvą, važiuoju ieškot, kur čia kas dega. Ugnius etatinis rusiškos pelkės lankytojas, kuris negrabiai bando papasakoti, kad Rusijoje netaip jau viskas ir blogai. Kainos mažos, žmonės puikus ir nuoširdus. Aišku, minėti apie rusiškus atlyginimus Ugnius neapsikrauna. Что происходит, нахуй, ёбаный рот? Jis pelkę lanko ne vienas, kartais ir su savo tėčiu. Čia Lietuvos vėliava, Maskvos širdį, Rusijos širdį. Bet grįžkime prie sūnaus, kuris yra Maskvoje tuo pat metu, kai pelkę supurto didžiausia ukrainiečių ataka. Dabar važiuoju iki centro, pasižiūrėsim, gal kažkur kažką pamatysiu. Po šiuo video žmonės nurodė Ugniui netikslės sprogimų koordinates Maskvoje. Dar komentaras rašė į Sadovodą tą prekybsantį turgų pavažiuoti. Laukiu iki vakaro. Gal būdamas Maskvoje, Ugnius galų gale užsuks į sprogimų vietas. Vis tiek juk įdomu tai pamatyti. Jau praktiškai baigiu atvažiuoti į Sankt Peterburgą, kadangi pagal Lietuvos influencerius ir mediją Maskva sudegė, tai važiuoju į Piterį. Ugnius sprogimų vietų taip ir neparodė. Nes kam Ugniui rodyti kenčiančią Rusiją? Vietoje to jaunasis pelkės influenceris atranda tokią babą Renatą. Džiaugiasi Ugnius, nes kaip jis pats rašo savo Facebooko paskyroje, tokio žmogaus jis ieškojo net metus. Paprasčiausiai norėčiau kaip tik lietuvių paklausti, už ką jie nekenčia rusų. Man atrodo, kad pavydas, kad tokia didelė šalis, kad tokie draugiški žmonės, kad jie netokie, niekaip nesuprantu, vat ką padarė, kam padarė, kada padarė. Rusai neturi va šitos neapykantos žmonėms. Esu pastebėjęs, kad turinys liečiantis Rusiją sulaukia ypatingo žiūrovų dėmesio. Ne tik pas Ugnį. Viena, komentaruose užverda konfliktas, kuris socialinių tinklų algoritmui labai patinka ir melo video tokiu būdu kyla į viršų. Antra, gauni botinių paskyrų palaikymą, kuris sudaro didelio žiūrovų kiekio įspūdį. Nieko gyvenime neveikiančiam, dar vienam nevykėliui tai tampa vieninteliu dėmesio ir turbūt pragyvenimo šaltiniu. O dabar vėl vaikštau čia ir galvoju, ką toliau daryti su gyvenimu. Neturiu jokių planų, niekur nesimokau, niekur nedirbu. Noriu žinoti iš jūsų, gal kas turi įdomių minčių. Nykus tas naudingo idioto gyvenimas.